Sveiki, krepšinio gerbėjai, su komentatorius Vaidas Čeponis. Na kągi, pist ir prasidėjo naujasis Lietuvos krepšinio lygos sezonas. Jau greitai startuos Europos taurės turnyre ir Panevėžio 7bet Lietkabelis. Na, praėjusią savaitę griuvau tiesiog veidų į purvą, toks jau ir ekspertas esu, kadangi prognozavau Ryto pergalę prieš Neptūną, nutiko atvirkščiai. Sezono pradžioje labai sunku nuspėti rungtynių baigti, kadangi daug neprognozuojamų rezultatų, komandos dar nesusižaidusios. Jūs būtinai prenumeruokite mano YouTube kanalą, turėsite galimybę laimėti prizą. Vienas prizas jau pakeliui vienam krepšinio gerbėjui. Netrukus pranešiu, kurios bus kertinės tos savaitės rungtynės. Jūs spėkite rezultatą ir galite gauti prizą. Na, kągi, važiuojam. Kągi, antradienį Europos taurės turnyre startuoja Panevėžio 7bet Lietkabelio krepšininkai. Varžovas pirmasis tikrai ne iš lengvųjų, Ankaros Turk Telekom klubas, kurį anksčiau treniravo trumpai Nenadas Čanakas, ir aišku, jis turi dar nesuvestų ambicijų su šia komanda. Didelį nuostolį patyrė panevėžiečiai, neseniai treniruotės metu delno lūžį patyrė pagrindinis vidurio puolėjas Justinas Briksas. Jo tikrai labai trūks ir matėme, kad panevėžiečiai vargo pirmose LKL rungtynėse su Mažeikių klubu. Na ir šį kartą nieko džiuginančio labai neturiu ką pasakyti. Turkai žais namie savo žiūrovo akivaizdoje. Labai aukšta komanda, pusė žaidėjų aukštesni negu 2 metrai. Olivier Handlanas, buvęs Žalgirio žaidėjas, Maksas Heidegeris, buvęs Eurolygos krepšininkas, kanadietis Kailas Aleksanderis, Haralampopoulos iš Graikijos, Antony Braunas žaidęs NBA lygoje. Tikrai labai pajėgi sudėtis ir prognozuoju Turkijos klubo pergalę maždaug 12-13 taškų skirtumų. Na ką, Lietuvos krepšinio lygoje visi nekantriai lauksime Utenos Juventus ir Vilniaus Ryto akistatos. Juve nepateko į pagrindinį čempionų lygos turnyrą. Rytas apmaudžia nesėkme pradėjo LKL pirmenybės. Aišku, vilniečiai versis per galvą, kad reabilituotųsi savo sirgalių akivaizdoje. Na, rungtynės vyks Utenoje, bet manau, kad turėtų pergalę švęsti vilniečiai. Šį kartą, manau, reabilituosis Ąžuolas Tubelis, žaidęs labai prastą mačą su Klaipėdos Neptūnu. Juolab tiesioginis jo oponentas Gediminas Orelikas nepasižymi tikrai gera gynyba, ir šį kartą prognozuoju, kad Tubelis gali suversti maždaug 20 taškų. Labai šlubavo Juvės gynyba čempionų lygos atrankoje ir manau, kad Rytas jiem primes tikrai apie 85-90 taškų, Vilniečių pergalė apie 10 taškų. Ką šį savaitgalį mūsų laukia dar viena labai intriguojanti akistata LKL čempionate. Panevėžio 7bet Lietkabelis priims Vilniaus Wolves. Na, tą savaitę nemažas krūvis panevėžiečiams, tek žaisti Turkijoje Europos taurės turnyro rungtynės. Panevėžiečiai, kaip minėjau, be Justino Brikso, tikrai daug naujų žaidėjų ir kelia abejonių kai kurių krepšininkų sportinė forma. Wolves startavo įspūdingų puolimų, net 103 taškus suvertė Jonavos komandai. Labai pajėgus Vilkų gynėjai, tai yra antrosios linijos žaidėjai. Manau, bus tikrai nelengva prieš juos apsiginti Panevėžio komandai. Ir čia prognozuoju tikrai įnirtingą kovą. Gana rezultatyves rungtynės, tie patys Vilkai 90 praleido nuo Jonavos ir galvoju, kad komandos gali mesti ir apie 170 taškų. Vilkų triumfas po įnirtingos kovos maždaug 5-7 taškais. Klaipėdoje vietos Neptūnas priims Jonavos komandą. Skambia pergalė startavo Uostamiesčio ekipa LKL čempionate, nukovė išvykoje Rytą. Dabar laukia silpnesnis varžovas, tačiau yra pavojingas. Matėme, kaip jonaviečiai nuostabiai žaidė kontrolinėse rungtynėse. Mantas Šernius, sakyčiau, labai yra patobulėjęs, jaunas dar treneris. Vis dėlto kol kas kiaura Jonavos komandos gynyba. 103 taškai praleisti pirmajame mače. Neptūnas ant bangos, manau, susirinks daug žiūrovų Švyturio arenoje. Ir manau, kad
Neptūno komanda, vedama gynėjo Bui, pranoks vis dėlto Jonaviečius, priešinsis svečiai, bet tikrai neturėtų atsilaikyti prieš Neptūną, klaipėdiečiai triumfuos maždaug 15 taškų. Taigi mano šios savaitės kertinės rungtynės Panevėžio Sevenbet Lietkabelis prieš Vilniaus Vulfs. Prenumeruokite mano YouTube kanalą, spėkite rezultatą, kas atspės ar bus arčiausiai tikslo, gaus prizą. Mano prognozė, kad Vulfs laimės 85-79. Sėkmės!